Taigi, sveiki visi vėl kuriu naują video. Kaip aš statyti modernų namą. Taigi va, statysiu namą, bandysiu pats statyti, kursiu pats tiesiog, nežiūrėsiu nieko, tiesiog kursiu. Tai va, gerai, galim pradėti statyti. Taip, reikės dabar stiklų. Taip, raudoną galim bandyti dėti. Taip, galim ne, taip padaryti. Taip. Taip, gerai, sudam langus. Taip, šiek per aukštai. Gerai, taip, čia bus priekis gal tada. Čia padarom įėjimą. Taip, va. Čia bus 4 blokai viršų. Ir 1, 2, 3, 4, 5 į šoną. O čia bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 į šoną. Ir 4 į viršų. Taip, gerai, toliau tada. Čia galim langus taip padaryti. Taip, šitą statom taip. Iki vidurio. Galim tokį kaip koridoriuką. Ir gal biškį ne taip atrodo, gal biškį tik taip. Pavyzdžiui, kažkaip užlenktai ką būtų. Pavyzdžiui, tai va gali būtų. Taip, gerai. Taip, gerai, tada bus čia šonas išnysis. Taip. Čia bus šitą sieną ir... Taip, tada galim kaip panašiai tokią formą. Taip, čia bus blokų, nu čia šiaip ir nesvarbu, kiek čia noriu daryti, čia pavyzdžiui pagal platumą, čia jau kas tiek darau. Tai visai aš darau čia, kad būtų 5 blokai. Čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 blokų, čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 blokų. 1, 2, čia žodžiu bus, čia bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blokų. Ok, taip. Tiesiog tai jau padarom. Taip, toliau. Šitą sieną galim tiesiog, aš tiesiog taip darau, kad jūs kažkaip paįvairint. Čia langus, pavyzdžiui, galim bus kažkaip, pavyzdžiui, taip va. Nu, pavyzdžiui, tai jau sudėsim. Ir taip. Nu, aš kokios gal juodus dėsiu. Langus juodus dėsiu. Čia juodus dėm. Nu, šiaip manau neblogai atrodo. Čia galim tiesiog dėti tokio kvadratus. Nelygiai gaunas, patiem tokia. Tai tada čia reikia taip pat daryti. Taip.
Planešau, čia netaip. Ai, čia turiu. Ai, netaip viską paėjau. Tik čia reikia. Gerai, taip jam. Taip, ir dabar viduj, va čia galim statyti kaip nori, mačiau. Nu, čia šitas langas, va, pavyzdžiui, galima taip užpildyti. Viskas ir sėsi į kalėjimą sėkmingai. Tai dar ne. Kai klausimas, kada tai padarysi, tu dar teisų neturi už tiek keturių avarijų. Ar nebijai, kad tave pasakysi į kalėjimą? Tai dabar čia sudėjus, iš vėl šitos gali šiaip galimybės daryti, šiaip nesvarbu kokia mediena, nu, kai jums patinka šiaip, ir gali dėti rastas, nežinau, bet aš dėsiu šitą lentas dėsiu šitas. Tai va. Taip, gaunasi kažkaip taip panašiai, taip. Nu, nežinau, man šiaip šitas spalva neblogai yra, atrodo, neblogai šiaip gražiai man. Tada čia va. Taip ir gaunam kažkaip tokia forma, tokia panašiai, nežinau. Šiaip aš manau, kad šitą, pavyzdžiui, gali būti irgi va vidai. Šitas va, šiaip abejoju, nežinau labai. Galbūt arba kad būtų vienodai, arba kažkaip tai va. Šiaip aš manau, dar geriau už tai va, nes tas kažkaip įdomu žodis. Tai vėl dedam slėbus ant viršaus čia va. Vėl, aišku, pagal nu, kokias ypatingas spalva šitų lentų. Taip. Čia taip. Nu va, jau gaunam pirmą aukštą. Taip, va čia bus jau pirmas aukštas, dabar reikia varyti laiptus. Nežinau, gal laiptus darom čia. Truputį dastabdau video, paskui matysiu ir pratęsiu. Na, taigi va, tai jau pastačiau. Kažkur turiu daug klaidą. Čia turėjau jas blokas taip, o taip. Na, jums aprodysiu vidų. Čia vidų, čestas, knygas čia ir viskas taip pat va čia viršuje. Čia aš aišku pastačiau viską pagal save, nu aš tiesiog pastačiau kaip sugebėjau, tiesiog niekur nežiūrėdamas. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, laikint, komentuokit, dalinkitės